Ir man tai Rokiškė po finišo buvai paklaustas vieno tokio klausimo. Bet gal pagaliau pabandysi kažkokį kitą automobilį, kitam raliui? Na, labai norėčiau, bet turbūt automobilio kitą nepabandysiu. Bet štai matome dabar kai ką kitą. Tai kaip čia nutiko, kad visgi atsivežei naują automobilį? Jo, tai iš tikrųjų po Rokiškę daug apmąstymų buvo, ką dabar daryti, ar vėl kaip ir po kiekvienų varžybų vis dėlto bandyti tą savo fiestą iš kažkur to greičio atrast, ar vis dėlto pabandyti tą automobilį ir pamatyti, kaip čia viskas vyksta. Tai nors ir planavom važiuoti šiek tiek į užsienį su Fiesta, tai to atsisakėm ir vietoj to išsinuomom šitą naują Lancia automobilį. Kodėl būtent Lancia? Iš tikrųjų nežinau, nebuvo tokio noro, kad būtent būtų Lancia, bet gavom gerą pasiūlymą ir tiesiog negalėjom atsisakyti. Kokie įspūdžiai su naujoju automobiliu? Ar spėjai pajausti skirtumą? Jo, tai iš tikrųjų kiek pravažiavau, atrodo visiškai kitoks automobilis, kaip ir net lengviau jį valdyti. Visiškai skirtingai pajaučiau stabdžio jausmą, tai šiek tiek reikėjo prie to priprasti, nes atrodo daug jautresni stabdžiai. Ir nežinau, atrodo labai lengvai vairuojamas automobilis. Nepasiilgai Ford? Kol kas ne. Ar keistas jausmas, kai vairuoju nebe savo automobilį, o dar be to jo rūpinasi ir kiti žmonės, kita komanda? Jo, tai šiaip daug mažiau rūpesčių, kadangi patys rūpinamės visais automobilio klausimais, tai dėl to daug mažiau rūpesčių, o kad nenuosavas automobilis, tai jo, šiek tiek jaučiasi, bet kadangi yra ir draudimas, viskas, tai esam saugus ir jaučiuosi, kad viskas bus gerai. Šiandien testavai ne tik naują automobilį, bet šalia tave sėdėjo Latvijos ralio legenda Ivars Vasaraudis, o be to dar ir patarimus dalino pasaulio ralio čempionato žvaigždė Martin Šaseskas. Tai kaip viskas buvo? Tai pravažiavau 2 kartus su treneriu, tai nežinau, iš tikrųjų važiuojant tų patarimų kaip ir nieko nepadalijo, bet pažiūrėjus onboard medžiagą, tai jo tikrai parodė ir pasakė, kur tos sekundės dar slypi, tai po jų patarimų pabandžiau pravažiuoti taip, kaip jie sakė, kad būtų man geriau, tai nežinau, dabar žiūrėsim onboard medžiagą ir pamatysim, ar tie patarimai padėjo ir ar juos įgyvendinau ar ne. Erikai, tai kokios nuotaikos tau šiandien? Geras. Ryte šiek tiek gal miegas ėmė. Važiuojant, atrodo, įsivažiavau, pabandžiau pradėti atsimint ruožą. Neišėjo atsimint, nulėkiau biškį buferį sulaužiau. O šiaip atrodė gerai važiavas, greitai, lyginant su po Rokiškio kaip jausmas. Aišku, dasidėjo labai daug tie 2 raliai su broliu. Tai atrodė gerai, tada parodėm onboardus Šeškui. Jisai pasakė stabdyti mažiau, bet ilgiau. Ir dabar taip paėmus filmukus, labai stiprus pagreitėjimas. Ir taip iš labai paprastos korekcijos labai daug greičio atsiradė. Į ekipažą grįžo tėtis Robertas. Ar jau buvai pasiilgęs? Taip, dabar paskaičius iš karto ramybę, viską girdžiu, nereikia klausinėti ar nei skubint, nei vėlint, viskas atgal į savo tempą. Koks buvo jausmas važiuoti, kuomet šalia sėdi pasaulio ralio čempionato pilotas ir dalina patarimus? Važiavimo metu jis nedalina patarimų. Aš su juo biškį vos ne į medžius nuskridau, nes taip neišėjo atsimint ruožą. Bet po to visi jo komentarai naudingi. Tai sakė panašiai kaip Martinšas, tik per kitą prizmę. Tai tos irgi patarimus pasisėmus tikrai galima daug ką išmokti. Tai kokios pagrindinės pamokos, kurios užakcentuoto reiktų? Su stabdžiu geriau žaisti ir neprisižaisti per daug, nes dabar kol tą bandaus, dar kūnas neįpratęs, po to pradeda ir gazą nepilnai nuspaudžiu, vairą nepasuku, labai miksuoti reikia, kad įsivažiuoti tą visą naują rutiną.